Sveiki visi, jūs esate mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina ir šiandieną mes vėl susitinkam po nei daug, nei mažai, turbūt kokių gerų 4 mėnesių, pravasarojom, pasitikom šiltą puikų rudenį, dabar jau tas ruduo toksai, tas tikrasis, galima sakyti, atėjo pas mus. Ir ką, kaip su rudeniu išskrenda paukščiai, bet sugrįžta mūsų sezonas. Mūsų, tai ta prasme, mūsų mezgėjų sezonas, nes pripažinkim, tikriausiai vasarą pirmenybę teikiam ne visai savo pomėgiui, ar ne? Vasara pas mus yra skirta poilsiui, kelionėms, atostogoms, jokių rūpesčių, jokių nieko, aišku. Kaip visada nenustosiu kartoti, kad mūsų hobis yra tikrai labai dėkingas, nes tai yra kilnojamo pobūdžio hobis, kuris leidžia mums keliauti su savo hobiu visur kartu. Tai ką? Aš kaip visą laiką turiu šalia savęs puodelį vis dar karštos kavos, pripažinsiu, taip, kava vis dar karšta. Labai ko gero siūlau ir jums pasiimti savo turimą procesą, pasidaryti puodelį gardžios arbatos arba kavos, kas kam labiau patinka. Ir turbūt pradėsim kalbėti, kaip prabėgo tie mėnesiai, kol mes visi nesimatėm. Tai ką, gurkšnelis kavos ir pradėsim pasakojimą. Už įvykių chronologiją iš karto atsiprašau, nes turbūt chronologijos mes neturėsime jokios, bet aš vis tiek supasakosiu viską, daugiau mažiau tos visus esminius momentus, kokie jie buvo per visą tą laiką. Aš tiesą pasakius, žinokit, jau net nelabai ir atsimenu, apie ką mes kalbėjom praeitą kartą. Lyg atsimenu, kad mums truputėlį ramybę drumstė šuo. Tai manau, ar gale video, ar tarpe kažkur aš įdėsiu, žodžiu, kelis vaizdelius, kaip aš gyvenu. Jeigu sekat mane Instagrame, tikriausiai jau galėjot matyti, truputėlį dalinausi tuo, kaip ir mūsų šuo prisideda prie mano hobio. Na, bet apie tai truputėlį vėliau. Tai va, iš tos mezgiminės pusės, ko gero praeitame video pabaiga buvo ta, kad aš buvau pradėjusi megzti pagal Petit Knit Moby Svecą ir buvo pradėtos megzti kojinės iš šitų Laines du Nord Watercolor, man atrodo, kaip vadinasi šitie žodžių siūlai. Tai va, tai apie tas kojinės galiu pasakyti tik tiek, kad vieną kojinę aš sugebėjau įveikti atostogų metu pajūry, kita pas mane vis dar yra procese, dėja jų su savim aš neturiu, kadangi dabar yra savaitgalis. Tai yra mano dabar, sakykime, darbinis procesas, nes į darbą aš atvažiuoju ganėtinai anksti, tai kol, žodžiu, geriu rytinę kavą, aš leidžiu savo bent kelias eilutes, žodžiu, numegzti iki darbo pradžios. Tai tos kojinės, vėlgi, ta antra kojinė, žinokit, neina taip gerai, kaip sviestų patepta. Nes, aš visą laiką prisižadu, nebepirksiu tų siūlų tokių spalvotų, kur iš jų pačių raštas dėliojasi, nes man visada nepasiseka. Niekada man nepasiseka, kad tos kojinės būtų identiškos. Tas mano vidinis perfekcionistas, jisai kiekvieną kartą lieka nuviltas, bet aš vis tiek lipu ant to paties grėblio, aš savo ištikime, žodžiu, vis tiek aš nueinu ir nusipirku dar tokių pačių siūlų. Tai va, tai bėda yra tame, manau, kituose video aš tikrai parodysiu, kad antra kojinė nuo pat pradžios jau nebesidėlioja taip, kaip ta pirmoji dėliojasi. Žodžiu, yra kaip yra, turiu ką turiu, žodžiu, po truputėlį vis tiek aš gal ją įveiksiu ir tebūnie tai bus gražios, bet naminės kojinės, žodžiu. Tai va, tai apie tas kojinės yra tai tiek. Ir dabar apie Moby Svecą. Mano Moby Sveca jau yra pabaigtas. Aišku, būtų keista, jeigu jis būtų nepabaigtas. Va, aš jį turiu pas save čia, pasidėjusi ant pakabos.
Mezgiau aš jį iš Drops Air. Šiandieną žinau, kad ganėtinai tamsi diena, bet jau turim ką turim, nežinau, pažiūrėsiu, gal pavyks kažkiek bent jau paredaguoti tą šviesumą, bet vat, kaip galite matyti, tas megztinis jau yra numegztas pilnumoje. Vakar aš jau su juo turėjau garbę, žodžiu, ir per tos visus vėjus palakstyti. Vat štai kaip jisai atrodo. Nugara atrodo vat štai taip. Jeigu matot kokių nors šunų plaukų, tai žinokit, tai yra visiškai normalu. Nes jaunai dar procese būnant buvo, žodžiu, pasičiupusi ir megztinį ir siūlus ir labai gražiai išdrapakavusi po visus namus, žodžiu. Tai vat, tai nežinau, ką daugiau pasakyti, apykaklė kaip rekomenduojama ta tokia dviguba. Raštai mezgėsi labai puikiai, labai lengvai. Su rankovėm gal teko labiau truputėlį pavargti, nes aš nelabai mėgstu plačių rankovių, mėgstu jau, kad rankovės būtų taip maždaug, turėtų šiek tiek aišku laisvumo, bet kad nebūtų labiau tokios aptemptos. Tai jau porą kartelių teko permegzti. Pradžiai turėjau 6 kamuoliukus Drops Airo, aišku, man pritrūko, man neužteko tų 6 kamuoliukų, teko porą nusipirkti, kaip visą laiką partijos aš netitaikau, tai iš tų naujų kamuoliukų mezgėsi rankovės, bet aš manau, kad tokio labai jau kolosalaus skirtumo su kūnu gal, net nežinau, ar yra. Nežinant, ko gero niekas net nežinotų ir nepastebėtų. Aš kadangi žinau, tai kaip ir va taip. Tai vienintelis minusas, ką aš galiu pasakyti apie šitą megztinį, tai aš nesusitvarkiau dar su apykaklės klausimu. Jeigu duosit man sekundę, aš taip pat apsirengsiu šitą megztinį ir galėsit suprasti, apie ką aš kalbu, nes kalbėti yra viena, pamatyti yra visai kas kita. Tai štai, kaip tas megztinis atrodo ant manęs. Nuotraukų kažkokių tokių įspūdingesnių, tikrai prisipažinsiu, nedariau, aš jų vis dar neturiu, bet, vat kaip matot, nežinau, kiek eis pamatyti, aišku, čia iki pusės, tai tas megztinis, jisai tikrai labai, labai mielas, labai švelnus. Ir dabar apie apykaklę, ką mes turim. Vat žiūrėkit. Nepatinka man va šitos vietos, kurios yra, nežinau, stovinčios, nestovinčios, kaip jas pavadinti. Vat, man norėtųsi, kad ta mano apykaklė, jinai, vat, priglustų. Tai aš turiu tokią mintį, kad galbūt man reikia nusipirkti to elastinio siūlo ir truputėlį sutempti vat šitą dalį, kad jinai vat labai gražiai priglustų pas mane prie kaklo ir, vat, nebūtų to tokio efekto. Vėlgi, dargi nelabai, ko gero, būtų man ir išvengti šito viso efekto, nes Drops Airas, jisai nelaiko šitų visų vat gumelių. Visiškai jisai neturi to tokio gumiškumo, kaip čia pasakyti, kad numezgiai ir viskas pas tave vietoj. Tai va, tai žodžiu, megztiniu šituo esu turbūt 100% patenkinta, kai susitvarkysiu apykaklę, būsiu visų 120% patenkinta. Tai va, jums leidus truputėlį, kol papasakosiu apie kitą megztinį, aš su juo pabūsiu. Nors pas mane namuose jau prasidėjo, žodžiu, šildymo sezonas, tai yra nepadoriai karšta. Tai va. Tokie reikalai, vat štai su šito megztiniu, bet tikrai, man jisai labai, labai, labai toksai žieminis, dabar jau reikia tik, kad oras dar labiau atšaltų. Nelaukiu, bet reiktų. Aha, kad galėtumėm nešioti, žodžiu, savo visus tuos megztinius gražiuosius, kuriuos prisimezgime ir dar prisimegsime. Tai vat, megztinis dabaigtas, ne? Vienas pabaigtas didelis jau darbas. Dabar toliau. Sekantis pabaigtas darbas, tai buvo intriga, afera, žodžiu, ir visa kita. Tai vat nebereikalo, aš esu pasidėjusi šitą knygą. Žodžiu, su Dominyka iš kanalo Mergina su mezginiu, arba kaip Instagrame jinai yra Lady with Knit. Žodžiu, nusprendėme megzti megztinį pagal Linkos Neumann knygą. Šitas mūsų lapcas. Laukit, labai noriu surasti, kaip tai atrodo, kad jums parodyčiau, kas tas yra per žvėris, nors manau tikrai jau galėjot matyti ir pas mane Instagram'e, mūsų grupiai Mezgimo SOS. Ta megztinį.
Nes čia yra jo kelios versijos. Tuoj. Aš jį atrasiu. Pasirodo ne taip lengva. Galėjau aišku pasižymėti. Va. Ai, čia yra užsagamas variantas. Va. Nu, čia aišku matos truputėlį yra aprašymas, bet kad jūs bent jau galėtumėte sudaryti vaizdą, va, tai yra va, štai šitas megztinis. Aišku, vienareikšmiškai mes su Dominyka abidvi nesirinkom to originalaus siūlo, kas čia yra rekomenduojama. Man rodos, iš Lopė lygtais siūlų yra megzta iš Alafos Lopė, ar kažkaip, kad ir kaip bevadinti. Jo, Alafos Lopė. Ir žodžiu, kad tai yra tas megztinis, kuris šiaurėje yra, žodžiu, nešiojamas kaip viršutinis rūbas. Bet mes ėjom paprastesniu keliu ir nusprendėme, žodžiu, megzti iš Drops Limos. Aišku, tų kamuoliukų aš jau neturiu. Nusipirkau aš juos, žodžiu, tiek, kiek man reikėjo. Aišku, dar pagrindinės spalvos vieno pritrūkau, tai teko nusipirkti, bet čia ne bėda, aišku. Kaip aš sakau, nepraėjo pusę metų ir aš jau, žodžiu, nusipirkau ir pabaigiau tą megztinį, ačiū Dievui. Tai va, kur buvo pagrindinė mįslė mezgant šitą megztinį? Visi megztiniai šitoje knygoje esantis mezgasi nuo apačios į viršų. Mes, kadangi esam gudrios mezgėjos, mes labai puikiai galim, žodžiu, viską prisitaikyti pagal save ir reikėjo labai nedaug, tiesiog visą schemą persiversti aukštyn kojom, pasiskaičiuoti pagal savo tankį, kadangi siūlo mes absoliučiai nepataikėm, mūsų virbalai buvo kardinaliai kito numerio, žodžiu, siūlo storumas lygiai taip pat, tai mums reikėjo, žodžiu, viską persiskaičiuoti. Nu ir aš esu didžioji matematikė. Jau kas čia tokio yra, pasiskaičiuoti tą apvalią apykaklę. Nu nieko, skaičiavau kartą, skaičiavau antrą, pasiskaičiavau savo, nusimezgiau mėginuką, žodžiu, kaip visą laiką, kaip viskas turi būti, jau čia, žodžiu, tvarkingai, jau tik dabar lieka tik imti ir numegzti. Aha. Nu ir ką. Pasiskaičiavom ir su Dominyka, žodžiu, jos megztinį pagal jos tankį, nes, nu, kad ir siūlas tas pats, atrodo, net virbalo numeris gali būti tas pats, bet tai nereiškia, kad mezginio tankis lygiai bus tas pats, kaip ir, žodžiu, pas mane ar mano toksai kaip pas ją. Nu, nieko tokio. Nu ir pradedam mes megzti. Aišku, apykaklę nusimezgus kaip ir viskas tvarkoj. Ir kaip aš visą laiką sakau, netgi tame mano video, kur aš rodau, kaip megzti žakardą, aš esu išimtis iš taisyklės. Aš juk visada jums sakau, kad aš mezgu itin kietai. Pas mane visos akys eina palei virbalą ir netgi, tarkim, man labai netgi sunku būna prastumti tas akis, kad aš galėčiau megzti. Bet tai negalioja žakarde. Ir aš tai pastebėjau ne pirmą kartą, ašgi mezgiau tą savo mėlyną žakardinį megztinį, kad ir kaip jis besivadintų, aš neatsimenu dabar labai greitai. Jau galėjau įsitikinti tuo, nes teko man apykaklę permegzti kelis kartus, nes tikrai mezgu labai laisvai žakardinę dalį ir tai manęs netenkina visiškai, nu žodžiu visai. Nu ir ką, nu tai aišku, buvę nebuvę, tai su šito megztiniu buvo tas pats. Bet vėlgi, po šiai dienai, žinokit, nežinau, nu aišku, megztinis šiai dienai jau yra numegztas, pabaigtas, tos gražiosios laptys yra išmegztos. Vat, kaip tai atrodo viskas. Nežinau, aišku, galėčiau aš apsirengti šitą megztinį ant savęs, bet jis yra toks karštas. Čia yra Drops Lima alpaka ir vat, kad jūs galėtumėte įsivaizduoti, jis yra žiauriai pūkuotas. Nu tiesiog žiauriai ir netgi, nu, per aštrus šitam orui. Vat. Tai jeigu šituo megztiniu aš esu patenkinta 100%, tai daug dievė šitam megztiniu kokius 70%. Ir tai nesusiję visiškai su tuo, kad aš šitą apykaklės dalį man teko permegzti 3 kartus. Dabar taip, mezgiau aš jį šitą limos vienspalvę dalį su 4,5. Žakardinę dalį vėlgi bandžiau megzti su 4,5, kai
įprastai mezgant žakardą yra rekomenduojama pasimti virbalus bent pusę numerio storesnius. Tai mano atveju aš turėjau pasimti ar 375 ar 4 numerio virbalus, tam, kad, žodžiu, mano tas perėjimas nuo žakardinės dalies link paprastos nebūtų toks labai ženklus, nors šiaip labai gerai įsižiūrėjus jis yra. Vat, galite matyti netgi va tokią liniją, ne? Kur vat, virbalo numeris keitėsi. Nu, vat, jeigu taip visiškai atvirai. Nieko neslepint. Vėlgi, teko persiskaičiuoti lapces, kadangi, nežinau, iš tikrųjų negaliu atsakyti, kur buvo mano klaida po šiai dienai, nes pagal akių skaičių ir pagal mūsų visas apimtis turėjo viskas būti idealiai. Bet idealiai toli gražu nebuvo. Tai jau po to aš iš akies nusprendžiau pagal tą savo pasiskaičiuotą skaičių, žodžiu, nuimti, 3 lapces. Jeigu aš jas būčiau nuėmus 4 ar 5, tai būtų buvę dar geriau. Bet vėlgi, aš nelabai esu tikra, ar tai vien tik mano klaida, ar kažkur yra negerai pačioj schemoj išdėstytos pridėjimų eilės. Nes pavyzdžiui, nesileidžiant į smulkmenas, yra eilės, kur per vieną eilę, tarkim, eina, sakykime, per rašto raportą, ar ne, imant rašto raportą eina vienas pridėjimas ir yra vieta, kur jie yra 3 per rašto raportą. Tai aš jau stengiausi, kiek įmanydama, kiek leido man schema, kiek jau leido mano žinios, nemezgant žakardus ir apvalės apykaklės, jau bent jau truputėlį išsidėsti, kad jos būtų palaipsniui platėtų ta žakardinė dalis. Tai vat, tai ką mes turim šiai dienai, turim aišku numegztą megztinį. Megztinis yra žiauriai karštas. Nežinau, kaip daugiau aš galėčiau, žodžiu, jį pavadinti, bet jis yra nerealiai karštas. Taip, jis yra labai gražus, jis netgi yra labai fotogeniškas, bet jeigu turėčiau daugiau užsispyrimo, aš labai norėčiau dar kartą jį permegzti, bet nedarysiu to. Nes va šita, kaip galite matyti, apykaklės dalis, jinai, dar galėtų būti, nežinau, bent per 1,5 lapcės dar svaresnė. Sakau, nežinau, kur yra klaida, ar tai yra schemiškai, ar tai yra mano neišmanimas, tikrai. Jau čia kaip ir išpažinti pasakoju viską atvirai apie šitą megztinį. Bet aš nesu pilnai patenkinta, va šitą dalis. Ir net matot, jinai net kabėdama, va tokia garankšliuota. Aišku, megztinis yra oversizinis, tai kaip ir nelabai krenta į akis tas didumas tos apykaklės, bet nežinau. Norėtųsi, kad jinai būtų dar geresnė, dar gražesnė ir dar nukristų ant pečių dar puikiau, negu kad jinai yra dabar. Labai trumpam galiu užsidėti, pasimatuoti ir pasirodyti, kad jūs tikrai suprastumėte, apie ką aš kalbu. Vat štai, kaip galit matyti, megztinis jau yra ant manęs. Aišku, nejudant, atrodytų viskas gerai. Bet judesį, nežinau, šitaip atrodo tobula. Ir čia viskas gerai, ir čia niekas nesigrankšliuoja, žodžiu, ir palei kaklą jau čia matot, kadangi tai yra lima, tai nėra to tokio, šitokio stovėjimo, viskas, žodžiu, viskas yra. Rankovės irgi, manau, labai normalaus tokio platumo, nes megztinis oversizinis. Gal šiek tiek ilgokos tos rankovės, bet jau geriau tegul būna gal ilgesnės negu per trumpos. Vis tik tai daiktas yra žieminis. Maža ką, pirštinės kada nors pamiršiu. Tai megztinis man griaužia, dabar užsidėjau, ant nuogo kūno, sakykime, po apačia neturiu jokios maikės, nieko. Ir dabar tas negerasis momentas, gal aš per daug kabinėjuosi iš tiesų, gal čia yra viskas normalu, nes pavyzdžiui, užsienio dizainerių megztiniuose tikrai matau, kad būna taip ir tai yra viskas normalu, bet pas užsienį normalu ir šičia visokie purslai, tokie pakilimai. Tai kaip ir čia aš nežinau, ar mums verta lygiuotis į tai. Bet kaip sakau, matot, kad yra per daug. Šitos apykaklės man yra per daug. Nežinau, ar tai krenta į akis, aišku, jinai yra oversizinė. Jinai, taip parodyt, kur aš ir kur megztinis. Tai žodžiu šitaip ir, nežinau, gražus megztinis tikrai. Gražus, fainas, smagus. Bet ta apykaklė jos, jeigu dar vienos lapcės nebūtų, tai būtų visiškai tobula. Bet šiaip sakau, džiaugiuosi, patirtis buvo gera, išmokti buvo galima daug ko, nors teko permegzti ne kartą, siūlus teko, žodžiu, išvirinti, išlyginti, susivinioti, persivinioti, bet ką darysi,
Džiaugiuosi, pabandžiusi, numezgusi. Gal jau, pavyzdžiui, mezgant sekantį tokį patį megztinį, jau viskas būtų aišku. Ir jau nebekartočiau tų pačių klaidų. Nors tikrai pasikartosiu, vis dar negaliu savo tvirtai atsakyti, kur padaryta klaida. Faktas neteisingose apskaičiavimuose. Bet ar tie neteisingi apskaičiavimai susiję su pačia schema? Gal man reikėjo tiesiog schemą visą keisti. Kažkaip tos pridėjimus pagal save išsidėstyti. Bet aš jau taip daugiau mažiau stengiuosi laikyti rekomendacijų pačios autorės pagal schemą. Tai tokie reikalai. Nu ką, nežinau, atrodo, gal visai neblogai dabar. Tikrai, nežinau, su šitu megztiniu galima voliotis nuogai sniege. Nes tikrai šiltas, pūkuotas. Šita spalva, galit patys matyti, jinai žiauriai tokia. Turi to pūkuotumo tokio labai nemažai. Dabar jums leidus, einu atgal atsivilkti į savo, palaidinę, nes ramiai aš nenusėdėsiu, bus taip visą laiką. Nes tikrai megztinis kandantis, reikia apatinio sluoksnio, bent jau man tai tikrai. Nu ką, viskas. Grįžau, apsirengus dabar jau komfortiškai, gurkšnelis kavos ir galim tęsti toliau. Taip. Tai kaip ir žinokit, daugiau nieko numegzto, ką turėčiau rankose, negaliu parodyti. Tiesa, prieš kelias savaitės turėjom svečiuose giminaičius su maža mergaitė, tai aš jai greituoju būdu iš Dominikos dažytų siūlų numezgiau kojinytės mažytės, bet žinokit, neturiu nei nuotraukos, nieko, nes tai buvo toksai ekstra greitas, procesėlis, labai mielas, labai fainas, siūlai begaliniai mėly ir gražų, tai tikrai, tai galiu pasakyti, kad aš jas mezgiau. Tai mezginiai vaikam yra visą laiką neapsakomai mėly ir neapsakomai miela juos megzti. Tai kadangi nieko tokio daugiau gatavo aš jau neturiu jums ką parodyti, tai pereisim turbūt į tą rubriką, ką pirkau ir ką planuoju. Ir ką mezgu. Dar vieną. Matot, senai filmavau ir jau pamiršau, apie ką mes įprastai su jumis kalbam ir apie ką aš jums įprastai pasakoju. Tai pradedam gal nuo ko, nežinau. Pradedam gal nuo to, kad bemezgant jau bebaiginėjant tuos visus procesus, aišku, mintyse pradėjo suktis, o kas toliau? O ką megzti toliau? Pati, kaip jūs žinot, aš dviračio neišradinėju, mano eilinis bazinis reglanas yra pats nuostabiausias, puikiausias megztinis, kuris, bus nešiojamas, mylimas, dėvimas, bus juo didžiuojamas ir, man daugiau kaip ir nieko nereikia. Jeigu reikia pasipuošti, aš įsisegiau broškę, pasidažiau lūpas ryškiai ir viskas, aš jau pasipuošus. Tai ir, taip. Tai ką aš dariau? Pirkau aprašymus, aišku, vėlgi, pirmas mano aprašymas pirktas, tai buvo Petit Knit. Štai. Šitas aprašymas, tai yra Petit Knit Cumulus bliuzelė megzta iš moheros. Vėlgi, jūs supratot, kad man griaužia alpaka, griaužia vilna, dropslimą, ne, man griaužia. Tai jūs spėkit, ar mane griaužia mohera? Aišku, kad griaužia ir dar kaip. O megztinis mezgamas iš dvigubos sluoksnio kicilko. Nesvarbu, kokios firmos, kokios ko. Aišku, ašgi ir buvau uždavus klausimą ir mūsų grupiai, mezgimo SOS, kokia mohera jums yra pati švelniausia. Ačiū, aišku, už atsakymus visus, tikrai. Prisipažinsiu, tikrai dar nenusipirkau ir neišsirinkau. Šiaip kicilko procesui šitam aš turėčiau. Bet ar aš jau noriu iš kicilko? Kitas klausimas. Ar aš jį nešiosiu iš kicilko? Dar kitas klausimas. Tai kol kas šitas, mano aprašymas guli. Aš manau, kad aš jį numegsiu. Bet man pradžioj reikia atrasti, iš ko aš jį norėčiau megzti. Aišku, panardžiau ir Vulyje, panardžiau ir mūsų lietuviškose siūlų parduotuvėse, aišku, narčiau tose, kur prekiauja babininiais siūlais. Ten būna visai neblogų tokių siūlų, kur yra, tarkim, nežinau, kažkoksai
tarkim, pūkuota merino versija, pūkuota kokia, nežinau, ten kašmyro versija. Nu, vat iš tokių labai norėčiau megzti. Kad megztinis paprastas, bazinis, bet jis taip pat man turi būti ir komfortiškas nešioti. Nes, nu, aš nenoriu megzti į lentyną. Turiu tikrai, vat, nesenai peržiūrėjau visą tą savo turimą žieminį garderobą megztą, kas liečia mezginius. Nemažai išskriejo negailestingai į šiukšlių dėžę, nes tai jau yra, nežinau, arba morališkai pasenę, arba numegzta ir nenešiota. Pavyzdžiui, žinot, ką išmečiau? Jeigu žiūrit mano senesnius video, tai turbūt esat matę, kad esu mezgusi iš Donegal mocherinio tvido tokio geltono žakardinį megztinį. Tai buvo mano pirmas iš vis megztas, turbūt toks rimtesnis jau žakardinis megztinis pagal prašymą. Bet aš jo taip ir neužsiėmiau vieną kartą. Man jis nežmoniškai griaudžia. Tai yra ir vilna, ir mochera, žodžiu, tas kokteilis, kur, nu, nėra pas mus tokių, nežinau, arktinių žiemų, kad aš galėčiau pernešti ir nešioti tą megztinį. Aišku, bandymų atrasti tarp savų siūlų be kicilko buvo dar, nes tikrai labai norėjau megzti šitą megztinį, tai, žinokit, bandžiau megzti net mėginėlį, sekundžiukę. Vat aš turiu net čia pasidėjus, nu čia toks visiškai keistas derinys. Nu bet tebūnie, nežinau ką pasakyti iš tikrųjų apie šitą derinį. Vat kaip matot, siūlas yra faktūrinis, tai pasakoju, kas čia yra, nes vat kaip matot, tų siūlelių, tai aš jau čia kokteilį padariau tokį visiškai neblogą. Tai čia yra taip. Šitas faktūrinis siūlas, tas margutis, yra Katja Polinezija, kur yra, man rodos, medvilnė su kažkuo. Paskui yra dėtas siūlas, kur aš visą laiką turiu tą tokį meriną su tokiu melsvu blizgučiu. Ir netgi dar yra vienas dėtas siūlas, kur aš turiu meriną su pilku blizgučiu, liureksu. Tai vat, nežinau, kiek tai matysis vat pas jūs, tie blizgučiai, jaučiu, kad visiškai nesimatys. Bet vat gavosi toksai, nežinau, net nežinau, kaip tai atrodo. Gal dideliam mezginy visą tai atrodytų visai kitaip. Dabar atrodo įdomiai. Kas nereiškia nei to labai gerai, nei to labai blogai. Aišku, kai numezgiau, tai čia man wow, kaip patiko, bet praėjo kažkiek laiko ir taip, galvoju, ir aš tikrai noriu, turbūt, kad ne. Vis tik tai, ko gero, ta Katja Polinezija dar pas mane pastovės truputėlį, sulauks savo laimės valandos, kad aš, nu, ką nors tikrai sugalvosiu iš jos, ką nors vasarinio tokio numegzti, nešiau. Primaišiau, tai jau kiek fantazija leido, nes, nu, tikrai noriu dar apmažinti savo tuos visus turimus siūlus, kad galėčiau užleisti vietą naujiems siūlam. Tai vat, buvo toksai bandymas, nežinau, faktas, šitą megztinį aš nusimegsiu. Bet dar netradau tos sėkmės recepto siūlų, iš kurių aš norėčiau jį nusimegzti. Tai va, kadangi aprašymas nupirktas man nepavyko jo nusimegzti, ką aš padariau? O megzti kažką norėjau, nes jau šitie visi procesai ėjo į pabaigą ir, žodžiu, mintyse jau perdėliau, peržiūrėjau savo visus turimus siūlus, viską. Pasiėmiau savo pintinėlę arčiau, kad galėčiau parodyti, kuo aš tada užsiėmiau. Nu, vat sakau, mano pasakojimas šiandieną tai yra tikras balaganas, bet jau jūs atleiskit man, nežinau, gal kažkaip atseksit mintį ir logiką mano šitam visame pasakojime. Nu, aišku, jau čia sudėta, tai viskas, kaip tu, nu, apšvies krepšalus tikrai. Tai ką aš paėmiau? Prieš kurį laiką, jau net neatsimenu, žinokit, prieš kiek to laiko, turiu nusipirkusi dar iš Vulį, vat tokią babiną siūlų. O apie sudėtį, neklauskit, žinokit, turbūt merinas, dar kažkiek net lino žinau, kad yra, žinokit, neatsimenu, garbės žodis, žinokit, nu, bet jie turėjo tokius labai nedidiskus žvynelius. Nežinau, ar matysis vėlgi, nes tas apšvietimas pas mus šiandien, vat, matau, lyg čia matos. Tai vat, tokie, bet iš vieno siūlo megzti man jisai per plonas. Nu, čia matosi va tokių šapelių, tai čia yra linas. Jisai va duoda tą tokį šapelinį efektą. Tai va, iš vieno siūlo megzti man jisai yra labai per plonas ir aš tikrai esu rodžiusi, kas esat matę mano senesnius video, kad turiu iš siūlų damos nusipirkusi va tokio
babidinio balto siūlo, ryšium su tuo, kad pridėčiau prie šito siūlų porą sluoksnių ir jau megzčiau savo, kaip aš sakau, bazinį eilinį reglaną. Tai va, tai kur buvus, kur nebuvo, susiradau šitus visus siūlus, aišku, tas noras išmegzti tai, ką turiu, jisai niekur nedingęs, tai va dar paėmiau ir pridėjau tokį va, visiškai plonytis merinukas su pilku liureksu yra. Nu, va, kiek matos, kiek ne. Ir mezgu savo eilinį bazinį reglaną. Vat. Ir dabar, kur priekis, kur užpakalis, nu, aišku, valas yra per mažas parodyti, ką aš čia turiu primezgusi. Nu, bet procesas kol kas, vat, yra, nu, vat, tokiam lygmenį. Tokia labai švelni persikinė spalvytė gaunasi, tokia šiek tiek, vat, melanžinė jinai yra. Viską ir mezgu. Norėjau megzti, aišku, pagal vieną aprašymą, bet pavaikščiojus per, lietuviškai kalbant, grotažymę Instagrame, pagal to aprašymo, nu, tą grotažymę, nepatiko man vienas momentas, kad pas daugumą mezgusiu tą modelį konkrečiai pagal aprašymą, šičia, vat, šitoje vietoje tokios kaip raukšlelė darys. Nu ir man tai labai nepatiko, bet aš ką tik tai pasiskolinau iš to aprašymo, tai vat tokią reglaninę liniją. Nu vat, kad reglanas mano toks ganėtinai jau tokia plati linija gaunasi reglano. O vat, dėl apykakliais dar nesu tikra, bet manau, kad susirinksiu tiesiog akis, kas man yra neįprasta, ne? Bet čia turbūt iš Petit Knit mokykla, kad vėliau prisimegsti tą apykaklę. Gal pabandysiu paketliuoti, o gal ir ne, nežinau, bet kaip mato, dar net rankovės neatskirtos, tai aš dar esu visiškame procese, žodžiu. Pasiskaičiavau, pasiplanavau, kaip aš čia viską darysiu, kaip aš čia viską megsiu. Žodžiu, greitą ranką apsimečiau akis ir vat, po truputėlį mezgu tą savo procesėlį. Nu, bet aišku, aš nebūčiau aš, kad man bemezgant vieną dalyką neužtikštų ant seilės kažkas kito. Iš tikro tai oras atšalo. Tiesiog atšalo oras ir man amžina amnezija, žinokit, su metais tai pastebiu, kad kuo toliau, tuo labiau. Arba čia tas jau toksai technologijų amžius, kai viską realiai, nežinau, suvedęs į Google gali rasti ir atmintis tavo jau nebekupa kažkokios informacijos, jau jinai tampa nebereikalinga, pripranta prie to gero gyvenimo, kad tu bet kada susivedus gali, žodžiu, gauti visus tau reikalingus atsakymus, ne? Ten tie dirbtiniai intelektai ir taip toliau ir panašiai. Tai turbūt ir mano smegenys eina jau link to, kad nebenaudinga jau saugoti informaciją, nes vos tik prireikus tu ją gali rasti. Tai va, nu ir ką, atvėsiu, prie ko aš vedu? Atvėsiu oras ir, žodžiu, reikia šaliko. O žieminiai rūbai dar kažkur, žodžiu, sugrūsti, užkišti, nežiūrėti. Nu, ir, žodžiu, man visai išgaravo iš atminties, kad aš turiu iš vis tą šaliką. Nu, pirktinis, aišku, tas šalikas yra. Nu, aišku, aš jį radau po laiko tą šaliką savo. Bet jau man labai reikėjo megzti šaliką. Ir megzti šaliką reikėjo jau iš savo turimų siūlų, tai aš nieko nelaukiu. Žodžiu, nusipirkau Petit Knit vėlgi aprašymą. Sophie Shawl. Čia yra ta didesnioji versija, nors pagal patį aprašymą tai galima čia, man atrodo, netgi 3 dydžius nusimegzti. Nors šiaip realiai galima nusimegzti ir be aprašymo, bet pirkti kažką tai reikia, kažkaip save pradžiuginti gyvenime tai reikia. Tai va ir nusipirkau šitą Petit Knit Shawl aprašymą. Pasikeičiau savo, žodžiu, siūlų dar likučiuose, ką aš turiu. Susiradau savo 95 kašmyrą. 95% yra kašmyras ir 5% merino vilna. Ir ką, pasiėmiau virbalų, žodžiu, ir apsimečiau akis ir pradėjau megzti, žodžiu, tą Sophie Shawl. Tai va čia jūs matot pirmą variantą. Specialiai vat nenuėmė nuo virbalų, kad pamatytumėt. Nu vat, čia yra ta pradžia tokia, mezgasi labai greitai, labai fainai, labai smagiai, žodžiu. Toks greitas procesas, mezgu iš 2 siūlo. Apie metražą, žinokit, tikrai negaliu pasakyti, nes man amnezija. Ir va, tai kodėl jisai yra vis dar ant virbalų ir va tokio dydžio. Nes aš čiuptelėjau, aišku, aš kaip visą laiką. Jau man tai mezginys, tai turi kampės stovėti pastatytas, žodžiu, aš kitą mezginu ir pasiėmiau, aišku, per mažo numerio virbalus, pasiėmiau 4,5 numerio virbalų. Nu ir va, pažiūrėkit, nu šalikas, jisai turi būti vis tiek toksai,
plastiškas. Šitas nėra plastiškas, nu žodžiu visai. Nu vat, matot, jisai toks kietas, va. Tai va. Nu ir ką, čia mano vienos dienos progresas. Vieno vakaro tiksliau. Nes labai greitai reikėjo. Ir ką aš padariau, kitą rytą apsimečiau, žodžiu, akis ant 5,5 numerio virbalų. Ir tada jau viskas, žodžiu, paėjo. Ir vat, kaip galite matyti, vat, 5,5 numerio virbalais mezgant, va, jau jisai turi to plastiškumo, jau jisai nėra tas toksai, žodžiu, stovintis vietoje šalikas. Vat, jisai, nu, jis, vat, turi to tokio, matot. Ir tiek taip. Nu, vat, ir ką aš jau čia turiu, o turiu jau einu, žinokit, link siaurėjimo. Palaukit, iš kurios pusės. Va, čia yra jau tas pikas platinimo. Nu, vat, viena ta dalis, štai kokio ilgio jinai, tas Sophie Show. Spalva tokia negaliu pasakyti, kad viena mano mėgstamiausių, bet kadangi sudėtis yra beprotiškai gera, tai vat taip ir mes galioju. Tai va dabar tas siaurinimas jau eina. Šiaip tai iš tikrųjų reiktų rodyti jį va štai. Taip. Va. Kad matytųsi va tas kampas. Nu ir va kažkada gyvenime jisai va taip va nešios. Va. Tie bus galai va tokie va. Smailiukai. Nu čia šitas šalikas, man atrodo, čia visas mezgėjų pasaulis jį mezgė, permezgė iš skirtingų siūlų, skirtingų sudėčių, iš skirtingų viską, žodžiu. Nu tai aš irgi neatsilieku nuo mados, man irgi reikia turėti. Tuo labiau, kad mezgasi vien tik gerom akim, tai čia tinginio svajonė. Ne mezginys, bet tinginio svajonė. Tai vat ką aš turiu, tai manau dar porą vakarų ir mano šitas Sophie Show bus sėkmingai numegzta. Ir jūs nepatikėsit, tai yra viskas, ką aš mezgu. Bet ne viskas, ką aš pirkau. Nedaug pirkau, nedaug buvo tų pirkinių tokių, viską, bet šis beitas vis tiek buvo. Aha, tai vat, kas sekat, turbūt to sekat didžioji dauguma, visas siūlo mūsų naujienas, tai turbūt žinot, kad Dropsai išsileido naujieną. Šiam sezonui, šį rudenį, naujus siūlus. Nu, tai ar aš būsiu ne aš, tai man irgi reikėjo juos pabandyti. Tai vat, nu, nusipirkti iš tikrųjų reikėjo. Va, tai jie yra Drops Daisy. Būtų keista, jeigu tai būtų ne žalia spalva. Nu, realybėje ji nėra ta tokia, tokios, kokią jūs matot spalvą, tokia, nežinau, tokia grina žalia tokia. Tai va, tai yra Drops Daisy. Štai toksai siūlas, liečiant ganėtinai malonus. 50 gramų 110 metrų. Rekomenduoju 4 numerio virbalus, su kuo aš būčiau linkus, ko gero, tikrai sutikti. Siūlas storumo gero, sukimo gero. Spalva, jeigu kam nors įdomu, tai yra 25. Vat, ir nusipirkau, nu, vat, 9 kamuoliukus. Kodėl ne 10? Neklauskit, tiesiog 9. Vat, taip, manau, gal visai ir užteks man šitų, čia gaunas kiek 990 metrų. Galimai užteks. Galimai. Tai va, tokią krūvelę siūlų turiu ir netgi turiu jau sugalvojusi, ką aš megsiu iš jų. Nes jau kuris laikas, 4 metai, nu gal mažiau, turiu nusipirkusi aprašymą štai tokio džemperio. Čia yra Marvel Sweater. Vat, kaip jisai atrodo. Nu, aišku, čia labai panašus, ko gero, netgi į tą Petit Knit, bet turi tų skirtumų, vat, tokių visokių. Nu, vat, štai toksai. Ir manau, kad tas siūlas visai tiktų tam megztiniui. Nu, vat. Ir koks skirtumas yra nuo rusaičių aprašymų. Šitas mano aprašymas eina, va, žiūrėkit, iš abiejų pusių spausdintas. Jo apimtis yra 40 lapų. Kas pas Petit Knit, nu, vat, palyginimai. Tai yra su visom, nu, vat, su galinė nuotrauka, su išaiškinimais, kaip ką megzti. Tai yra 5 puslapiai. Su pradiniu, ko gero, laukti viršeliu. Jeigu neklystu, jo. Tai imkim, kad visas aprašymas yra taip. 1, 2, 3, 4 puslapiai.
nu, vat prašau, kam save apsikrauti. Nu, aišku, čia, kalbant apie šitą aprašymą, tai jisai, nu, vat, itin detaliai aprašyta, su nuotraukom, su, vat, netgi visai eilė kokius siūlus galite rinktis šitam megztiniui, su visom schemom, reglaminėm, netgi su nuotraukom, kaip vieną ar kitą dalyką, vat, matot? Nu, čia yra mokslinis darbas, ne aprašymas, praktiškai, vat, nusipirkus tokį aprašymą. Jau bėdų megzti kaip ir nebūtų, realiai jau čia visas yra kursas apie megztinio mezgimą, ne tik kad aprašymas, kaip nusimegzti, bet jau čia net yra mokomasis kursas. Tai va, kaip sakau, šitas pirktas aprašymas, nu gal prieš 2 metus, ne 4, apsimelavau, tikrai. Nu, žodžiu, padauginau. Bet va, tai manau, kad šitas siūlas ir šitas aprašymas vienas kitam tikrai tiks. Va, ir bus toksai fainas megztinukas. Tai va, tokie pas mane, žinokit, tatais ir reikalai. Kaip ir viską supasakojau, viską atpasakojau. Dar čia pas mane vienas kamuoliukas yra. Pasakoju dabar dar vieną istoriją. Nu, bet jau čia prižadu paskutinė pas mus istorija. Kavos gurkšnelis ir pabaigiam. Pabaigiam, žodžiu, šitą mūsų plepėsį šiandieninį. Kadangi pradėjau dirbti naujam darbe, gal kam atrodys, kad labai dažnai keičiu darbus, bet žinokit, kartais yra verta nestovėti vietoje, nekentėti, ne dar kažką. Tai va, tai žodžiu, visiems reikia atrasti tos drąsos, kažką keisti, tai žodžiu, va, pakeičiau darbą vėl. Tai va. Nu ir dabartinė mano darbo vieta yra prie turgelio. O tam turgelį jau nuo senų laikų, tikrai žinau, viena siūlų parduotuvė daug metų buvo. Bet kažkaip aš vis praeidama, toj pačioj vietoje jos nerasdavau. Nu ir ką jūs galvojat, per vieną pietų pertrauką, ruduo gražus, oras gražus, žodžiu, išėjau pasivaikščioti, žodžiu, galvoju, praeisiu pro tą turgelį, nu maža kas, gal ką pietum nusipirksiu, gal šiaip. Žodžiu, reikia kažkur save padėti pietų pertraukos metu. Nu ir einu, žinokit, ir žiūriu, o viena parduotuvėlė, pilno siūlų. Užeinu, o čiagi ta parduotuvėlė, kur aš visą laiką žinodavau, kad jinai yra. Vat, ten prekiaujama daugumai atveju, vat, turkiškais siūlais. Alize, Nako, nežinau, tikrai žinokit nuoširdžiai viso asortimento, nu, bet tai yra turkiška. Vat. Nu ir galvoju, bent jau siūlų kamuoliuką, tai tikrai nusipirksiu. Jau aš čia, kad jau atėjau, tai jau tuščiom neišeisiu. Nu ir jau perėjau per tas visas spalvas, per lentynas, per viską. Nu, aišku, labai netikėta, tai vėlgi yra vat, visi žali įmanomi atspalviai viename siūlė. Vat, ir viską. Nu ir, žodžiu, pardavėjų prie manęs prieina, labai maloni moteris, žodžiu, viską mes su jie, oi, tai kaip jūs čia, ką jūs čia, jau čia neradau, žodžiu, persikraustėt, pakalbėjom, žodžiu, bendrom temom, mandagiai viską. Nu ir jau mato, kad aš renkuosi, žodžiu, siūlus kojinėms, viską, žinokit, sako, žinot, pažiūrėkit, sako, kokiu aš kojinių, sako, esu primezgus iš siūlų, sako, dabar, žinokit, sako, yra labai geras metodas heliksas. Kojinė megzt. Žinokit, sako, turiu, sako, atradus vieną video, jis sako, visom dabar rekomenduoju, dabar, sako, visos mezgėjos, sako, kas ateina, mezga tuo būdu kojinės. Sako, žinokit, lietuvių kalba tas video. Sakau, eikit, rimtai. Žinau, sakau, žinokit, sako, aš tą būdą, sakau, taigi ten mano video yra. O jūs tikrai, o jūs rimtai, kad čia, žodžiu, jūsų. Žodžiu, jeigu jūs žiūrit šitą video, tai linkėjimai jums. Vat. Nu ir ką, ir jinai puolė, žodžiu, savo telefonė ieškoti, žodžiu, to mano video, kad, ne mano video, bet to video, apie kurį jau jinai kalba. Nu ir aišku, jinai tai daro, ten yra mano video, žodžiu, tai sakau, mano, čia yra mano, sakau, vat megsi iš tokių siūlų, taip ir taip, taip ir taip. Nu ir, žodžiu, moteriškė liko labai, nu, maloniai manyčiau, galbūt nustebinta, aš likau irgi pamaloninta, nes galų gale mano video, kad visų pirma, tai yra malonumas man tai daryti, nors aš dabar darau tai itin retai. Bet visų pirma, šitas YouTube kanalas tai yra malonumas man. Jeigu tai nebūtų malonu man, aš to nedaryčiau turbūt visai. Tai nėra daroma, nežinau, nei dėl pinigų, nei dėl kažkokio žinomumo. Mes, kaip aš sakau, pranašų čia mes nebūsim, nei viena. Mūsų lietuviška rinka yra tikrai per maža, kad mes čia taptumėm, nežinau, 100-tūkstantiniam youtuberiam ir žvaigždėm ir panašiai. Bet kaip aš sakau, mes tai darom vien tik dėl to, kad tai yra malonumu.
Va, tai yra dar vienas mūsų hobis, dar viena mūsų galbūt išraiška kažkokia gyvenime. Nu, va, čia lyrinis nukrypimas. Tai va, tai žodžiu, nusipirkau aš tą siūlų kamuoliuką pas ją ir mes, žodžiu, paklegėjom, pačiauškėjom su ja, žodžiu, tą mezgimo temą ir dabar sakė, dabar aš dar labiau jūs visiems rekomenduosiu. Taip pat, tai žodžiu, toksai va siūlų kamuoliukas laukia, žodžiu, savo eilės. Vat. Nu vat, tai ką, nu dabar jau tikrai, kaip ir žadėjau, tai buvo paskutinė istorija apie visą tai, kas įvyko per tą laiką, kol mes nesimatėm. Tai vat, pas mane jau čia aplinkui bardakėlis, mano kava jau kaip ir ataušusi. Kągi, linkiu visom gero saulėto, gražaus rudenio. Įdėsiu, ko gero, truputėlį pasimėgavimui, kas jau pažiūrėjo iki pabaigos vaizdelių, ką išdirbinėja mano šuo su mano siūlais. Na ką, labai tikiuosi, kad susitiksim visiškai netrukus, vėl pasišnekėsim, galbūt net ir megsim kažką vėl kartu, nes jau senokai nebuvo jokių video, kur mes megstumėm kažką kartu. Man buvo beprotiškai didelis malonumas vėl sėdėti, vėl pasakoti jums, vėl jausti tą tokį, kiekvieną kartą filmuojant video, jauti tą tokį vidinį, truputėlį šiek tiek jauduliuką. Tai vat, tai nuoširdžiai tikrai esu laiminga su jumis praleidusi dar šiek tiek laiko. Tikiuosi, jūs irgi labai maloniai pamezgėt mano kompanijoje. Na ką, iki sekančių susitikimų.